Hello! Šiandien yra kovo 1 diena, šiandien yra 1 pavasario diena ir šiandien yra 1 diena, kai aš po kokių pusantro mėnesio, gerai, truputį mažiau po mėnesio laiko pirmą kartą normaliai paėmiau šitą kamerą į rankas ir kažką sakau, ar kažką fotkinu, ar filmuoju, nesvarbu. Nes buvau biški gerokai užimtas, laiko turėjau tik tai daryti dalyką, kurį tuoj papasakosiu, ir miegoti. Daugiau visiškai nieko. Išvažiuoji, grįžti, miegi, išvažiuoji, grįžti, miegi, išvažiuoji, grįžti, miegi ir taip. Biškai daugiau nei 2 savaitės. Bet jos... Tai kas čia vyksta? Bet tos 2 savaitės buvo... Ir pupelės baigės. Bet tos 2 savaitės buvo vienos geriausių mano gyvenime savaičių. Nu taip, tarkim, jo. Jos buvo taip pat labiausiai varginančios 2 savaitės. Bet daugiausiai suteikusios man patirties ir jausmo, kokį aš planuoju turėti ir gyvenime ateityje savo. Man pasitaikė puikiai galimybė sudalyvauti amerikiečių filmuojamame filme čionais Vilniuje, kuris truko 2 savaitės filmavimai. Tai va, ir aš buvau paskirtas kaip kamera trainee, atlikau praktiką, būtent filmavimo departamente, padėjau dirbti kameros visiems operatoriaus asistentams, operatoriui, visiems. Žodžiu, buvo amazing patirtis, buvo amazing experience ir jos labai daug, o kadangi aš visą laiką svajojau dirbti kine arba kažkaip gyvenimą sieti su kinu ir darbo aikštelėje ir to pačio produkto kūrimu, tai man buvo wow, man buvo labai wow. Nors grafikas, kaip sakiau, buvo labai varginantis, nes atsikeldavau 6 ryto, grįždavau namo 8 tiesiai į lovą ir taip 2 savaitės. Bet aš labai daug išmokau, labai daug sužinojau, susipažinau su labai daug fainų žmonių ir lietuvių čionais, kurie dirbo, ir amerikiečių, kurie būtent atvažiavę buvo čionais, režisieriai, prodiuseriai, garsistas buvo ir visa likusi mažesnė dalis komandos. Bet aš žiauriai džiaugiuosi ir vis tiek gale, kad ir kiek buvau pavargęs ir kad ir kaip skaudėjo kojas stovėti visą dieną, bet gale vis tiek buvo liūdna, kad baigėsi ir buvau labai patenkintas tuo ką veikiau ir tuo, ką sužinojau per tą laiką. Tai va, sakė, jie turės mane ateityje ir aš viliuosi, kad aš galėsiu prisidėti prie ateinančių projektų ir taip gal po biškį kilti laipteliais link savo svajonių darbovietės, taip gal. Ir sekundėlę. Aš, kaip sakiau, esu žiauriai didelis Žiedų valdovo fanas ir pagrindinis šito filmo aktorius buvo John Rhys Davies, kuris Žiedų valdove vaidino Gimli. Tai aš išvis buvau apakęs, niekad nebuvaučiau gyvenime pagalvojęs, kad tiesiog atsibusiu vieną dieną ir galėsiu važiuoti dirbti kartu su tokiu nuostabiu aktoriu ir pasirodo, jis yra labai nepakartojamai fainas žmogus. Daug pasikalbėjom, labai nuoširdus. Mes nusifotkinom. Argi ne fainai? Man ausį kutena Gimlis. Ir aš paprašiau, kad jis man pasirašytų ant deluxe versijos Žiedų valdovo Best Wishes from Gimli. Ir pasirašė John Rhys Davies. Sakau, kad turėjau nuostabes 2 savaitės. Ir pagaliau turiu laiko jums papasakoti tai, ir pagaliau turiu laiko prisiminti kamerą, pagaliau turiu laiko išeiti su juostiniu fotiku pafotkinti, pagaliau turiu laiko atsigerti kavos namie, pagaliau
turiu laiko vėl tęsti vairavimo pamokas, kurias buvau jau labai apleidęs ir nuo kalėdų nebuvau, tai visgi reikia išsilaikyti kažkaip tas teisės. Ir nuo vakar pradėjau dirbti. Darbas nėra nuostabus ir panašiai. Dirbsiu pusę etato, bet savos pajamos visada yra pliusas. O kaip jūs mano, dar per anksti pasimti kažką panašaus į pennyboardą, nes pas mane ne pennyboardas, pasimti ramboardą į lauką? O, visus 3 blynus apverčiau. Irgi Leo laimėjo Oscarą. Amazing. Filmas Revenant buvo superinis. Man labai patiko, kur mačiau nuotrauką, kai stovi Leonardo DiCaprio su Oskaru, Aleksandrai Naritu su Oskaru ir Lubeskis operatorius Revenanto su Oskaru. 3 bičiai susijungė, 3 amazing bičiai. Lubeskis yra the best cinematographer ever. 3 superiniai žmonės laimėjo 3 superinius apdovanojimus. Ir tai yra amazing. Per vieną dieną, kuri vyksta kas 4 metus. Vasario 29. Skalamus. Vis dėlto. Kai gera. That was amazing. Kaip čia neįdomu. Buvau paskaitoj jau po 2,5 savaičių nebuvimo univere. Nieko, nelabai. Supratau iš tikrųjų, kad visai nieko nepraleidau. Po paskaitos kažkaip parodžiau nuotraukas vienai merginai. Parodžiau juostinės nuotraukas, parodžiau savo nuotraukas iš Niujorko. Parodžiau puslapį Lithuanian ant film, kurį mes padarėm su Ariu. Ir dar tiek pagirimų nesu girdėjęs, nors aš labai nemėgstu, kai mane giria, aš kažkaip negerai jaučiuosi, man atrodo. Bet mane kažkaip labai, kuo daugiau žmonės taip sako, tuo labiau tave skatina tai daryti. Ir sakė, kad aš turiu būtinai daug daryti ir būtinai tai tęsti ir būtinai reklamuotis. Labai faina, labai ačiū tau, Laura. Žinot, šiandien yra labai gera diena. Labai faina viskas šiandien. Tiek daug šiandien visko veikiu, bet taip faina kažką veikti. Dabar važiuojam į darbą. Netgi snigti pradėjo biškį, tai gal ir negeriausias oras važinėti su pennyboardu, bet man gerai. Čia yra mano ofiso duris, nors aš dirbu garaže. Aš net savo stalą turiu. Hop, viskas, 4 valandėlės padirbėjau, nuo 4 iki 8, sąžininkai. Galime eiti namo, bet šiandien mano namai bus pas senelius, nes jie gyvena prie pat darbo, o ryt iš ryto einu vėl čionais pilnai dienai dirbti, nes neturiu paskaitų. Tai neapsimoka labai važiuoti namo ir po to vėl grįžti čia nais, tai išvada tokia, kad aš šią naktį nakvosiu pas senelius, mane jie gerai pamaitins vakare ir ryte turbūt darbas nėra įspūdingas, sandėlys, Douglaso sandėlys, tai kažko labai mandro neveikiu, bet kažkaip tvarkysiuos. Nusprendžiau fotiką palikti čia, taigi davai.
nusprendžiau fotiką palikti čia, tai čiau.